Šiandienos Evangelijoje Jėzus pradeda savo skelbimą ir jau pačioje savo viešosios tarnystės pradžioje pasirodo didelė kova. Dvasinė kova, tikra kova prieš šėtoną ir jo angelus. Tai yra matmuo, kuris dažnai pamirštamas skaitant šventąją Evangeliją. Daugelis žmonių, paveikti modernistinio mąstymo, sako: demonų nėra. Kai Evangelija kalba apie demonų išvarimą, tai iš tikrųjų buvo tik psichinė liga. Tai buvo tik senovinis būdas paaiškinti tai, ką šiandien suprantame kitaip. Broliai, tai giliai prieštarauja katalikų tikėjimai. Būtent toks mąstymas turi būti išegzorcizuotas iš mūsų sąmonės. Demonai egzistuoja. Ir Jėzus atėjo būtent tam, kad nugalėtų šėtono karalystę. Svarbu suprasti, kad Dievo apreiškime tiek Senojame, tiek Naujajame testamente vyksta apreiškimo pažanga. Dievas neatskleidė visko iš karto. Kai jis pašaukė Abraomą, daugelis dalykų dar buvo paslėpti. Per visą išganimo istoriją Dievas palaipsniui save apreiškė, kol laiko pilnatvėje pats tapo kūnu. Jėzus yra pilnutinis tėvo apreiškimas. Todėl Senojame testamente angelų ir demonų egzistavimas atsiskleidžia ne taip aiškiai. Jėzaus laikais buvo net religinė grupė – sadukėjai, kurie netikėjo angelų ir demonų egzistavimu. Tik fariziejai tuo tikėjo. Naujajame testamente viskas išeina į šviesą. Jėzus aiškiai apreiškia, kad angelai egzistuoja, demonai egzistuoja ir kad vyksta dvasinė kova, kurioje mes dalyvaujame ir šiandien. Apreiškimo knyga tai aprašo aiškiai. Ant danguje kilo didelis mūšis. Mykolas ir jo angelai kovojo su Slibinu ir jo angelais. Tačiau štai didžioji žinia. Jėzus jau nugalėjo. Savo pergalingų kryžiumi jis nugalėjo velnį. Šėtonas žino, kad jam liko nedaug laiko. Ir vienintelė priežastis, kodėl ši kova tęsiasi, yra ta, kad jis bando įtraukti kuo daugiau žmonių į savo pralaimėjimą. Iš pavydo demonai mus gundo. Iš neapykantos jie bando mus atitraukti nuo Dievo. Jie žino, kad yra pasmerkti ir nori, kad tu būtum su jais. Todėl mūsų pasitikėjimas turi būti Jėzuje, švenčiausioje mergelėje Marijoje, kurios palikuonis sutraiško žalčio galvą, šventajame Juozape, demonų siaube, mūsų angelo sargo globoje, šventajame Mykole arkangele ir visose dangiškosiuose galybėse. Mes nesame vieni šioje kovoje. Svarbu prisiminti. Kova egzistuoja, bet jos baigtis jau nuspręsta. Kas nugalėjo? Nugalėjo Judo giminės liūtas. Didysis aleliuja bus paskelbtas, kai triumfuojanti bažnyčia visiškai atskleis Kristaus pergalę prieš blogio jėgas, kai Babilonas žlugs ir Dievo karalystė apsireikš savo šlovėje. Lieka klausimas, kurioje pusėje tu stovėsi, kai Dievas galutinai parodys savo pergalę. Demonai nori, kad tu būtum tarp pralaimėjusiųjų. Tačiau Jėzus šiandienos Evangelijoje savo žodžio galia nori tave išplėšti iš tamsos valdžios ir nuvesti į dangaus triumfą ir pergalę. Tegul Dievas tave laimina.